Labutis. Taigi, šiandien pažiūrėsim, kokie finansai bus Liepą. Liepa bus labai sudėtinga, labai sunku bus labai daug atakų, galimai kažkas norės pagudrauti, labai bus tokia prasta tokia, galbūt pas kažką bus nuojauta, o kažkas gaus rimtai stiprių atakų, galbūt vadovai bus nepatenkinti arba reikės grąžinti skolas. Tad Liepa finansiškai bus beprotiškai sunki. Pagerinti taip, žinoma, galima. Tik mums taro kortos rodo iš vienos pusės, o čigonų kortos rodo visai iš kitos pusės. Taigi mums rodo, kad pagerinti galima savo būklę, netgi taip sakykime, ne, visapusiškai, tačiau reikia tikėtis, kad iš karto šitą nepadarysi, kad su jumis bus gudraujama, kad jums bus visi pagaliai dėdami į ratus, ne? Tačiau ir jūs turite būti labai budrus ir nepamiršti laikyti visas paslaptis, ne? Nepamiršti, kad reikia irgi kažką pasilaikyti, kažkur pagudrauti, kažkur va taip įdomiau pasielgti, kad ne viską atidaryti, ne? Kadangi ir su jumis bus taip elgiamasi. Čia rodo, kad netgi gali būti pavydas, paskolos, kažkas jums norės labai stipriai pakenkti. Galbūt darbe bus kažkokios intrigos, ne? Galbūt giminės ar ten draugai pavydės. Būkite pasiruošę, kad Liepa finansiškai bus sunki, todėl kad bus labai rimtos kliūtis. Na kągi, sėkmės.